mano verslas buvo susijęs su franšize. Tai reiškia, franšizių aš turėjau ir vadovau franšizių konsultaciniai kompanijai. Aš savo kėliau užduotį padėti verslams plėstis. Ne, bet man visą laiką buvo įdomu. Aš visą laiką kitus verslus savo gyvenime, kada kurdavau, man visą laiką buvo įdomu, nu, toks judesys, dinamika, projekcija, plėtra, vat kažkoks toks augimas visą laiką. O kada jau sukurta, viskas veikia ir sužiūrėti, kad ten laiku ateitų ir kažką ten po 5% ar ten 7 kylam, man nebeįdomu. Pavyzdžiui, man neįdomu. Ir po franšizių verslo, ne, kad aš padėdavau verslam plėstis, aš pakeičiau savo kryptį ir aš dabar padedu žmonėm plėstis. Plėstis viduje, o viduje ir išorėje. Kas liečia hipnoterapijos instrumentą, nors dar kartą aš naudoju keletą, bet jisai toksai, sakyčiau, raktinis šiai dienai. Tu juo labai tiksliai gali užčiuopti tą ir pamatyti tą labai aiškią konkrečią problemą, kurioj vietoje tas žmogus yra užstrigęs. Reiškia, mes nekalbam apie pasekmes. Aš noriu akcentuoti, kad psichologija tai yra ten nieko gero, o vat hipnoterapija tai yra va. Aš nenoriu evangelizuoti, aš tiesiog žinau, kad veikia išskirtinai galingai, pavadinkim švelniai tariant taip. Turėjau klientą, kuris atėjo pas mane, sako, 5 metus ėjau į terapiją. Super, sakau, ką tu ten 5 metus veikiai? Ir tai buvo vyras ir sako, apie tai pajuokavo, greičiausiai sako, man terapeutė patiko. Ir sakau, ir aš iš kitų žmonių girdėjau, sako, nu tai kodėl tu eini? Na tai, kažkaip faina pabendraut. Nu ir pagerėja, ne? Bet dabar žiūrėkim, kaip veikia iš tikrųjų ta situacija, ne? Kaip veikia sąmonė ir pasąmonė. Nes pirmas dalykas, kad šiaip mūsų viduj sąmonė ir pasąmonė yra skirtingų, kategorijų, hierarchiškai apimtis. Pasąmonė yra 95%, sąmonė 5%. Apie sąmonę nekalbėkim, nes bus per daug nuskambės ezoteriškai. Pasąmonė kaip softas, ten yra visos programos, ten veikia. Dėl to iš sąmonės dalies tu negali įtakoti pasąmonę, o pasąmonė diriguoja visų orkestrų. Pasąmonėje yra visos įrašytos programos, ką tu darai, ko tu sieki, kiek tu gali pasiekti. Va tas dėžutė, apie kurią aš kalbėjau, jinai ir yra apibrėžta, kas yra pasąmonėje surašytos programos. Tu esi toks, kas ten įrašyta. O tas programas tavyje sudėlioja tėvai, aplinka, mokykla, filmai, visa tai, ką tu sugerinėjai. Mano gyvenimas buvo, yra žmonės gyvena, kažkaip, taip, daug. Pas mane, taip. Tai ups, tai downs. Ir perturbacijų buvo labai, labai daug. Ir už ką savo esu dėkingas ir kada pagalvojau, už tai esu savo labiausiai dėkingas, kad aš visą laiką buvau tas, kuris įstojęs ir eina. Kad ir kas ten būtų, bankrotas kažkada seniai buvo, ar dar kažkokie tai rimti tokie lūžiai, tiesiog atsistoja ir eini toliau. Labai daug žmonių bijo rizikuoti. Ir rizika yra viena iš programų. Bijoti rizikuoti. Nes mus labai labai ilgai mokino nerizikuoti. Metais 12 kaip minimum, kai kurios 16 metų. Labiau 12 metų. Tai reiškia, mus mokykla išmokino nerizikuoti. Turiu minti, tu padaryk tai, ko, nežinau, išmokino bijoti daryti klaidas. Nes rizika yra, tu eini, sprendi ir tu gal taip, ar gal nežinai, turi prielaidą. Ir eini pasitikrinti tą prielaidą. Ir dėl to kiek aš žinau, didelė dalis žmonių neina į verslą, nes jiem yra rizikinga. O aš manau, kad atvirkščiai, samdomas darbas yra rizikinga. Dėl to, kad samdomame darbe tau pasako, kiek tu uždirbsi, tau pasako, kelintą valandą ateiti, tau pasako, ačiū, tavo paslaugos nebereikalingos. Tai ne tu pats sprendi. Tai yra, man tai yra rizikinga. O kada versle tu pats nusprendi, kada dirbi, kur dirbi, kaip, kas, tu susidėlioji, kokį verslą galiausiai tu darysi. Ir ta vidinė programa, įsivaizduokit, ant kiek stipriai pasąmonėje ta veikia programa, kuri 12 metų tave mokino nedaryti klaidų.
Nes jeigu gavai 2, nu blogai, kažką pasakei, nu ką tu čia dabar kalbi. Tai va čia yra, nu, tam tikrą prasme mus ištreniravo tai. Kai atėjo šitie suvokimai, tai mano gyvenimas pasikeitė tai, kad aš pertvarkiau pirmiausiai visą savo gyvenimą. Nuo iki. Ir aš jį tiesiog savo gyvenimą perstačiau arba esu perstatymo procese pilnai iš naujo. Ir tada tas atsirado, kad aš supratau, kad ne ant tvirtų pamatų stačiau ir tada, kad tos netvirtus pamatus viską reikėjo sugriauti. Tai ten buvo kitos perturbacijos, švelniai, taip ypatingai nepraėjo, bet viduje atėjo toks tvirtumas, toks stuburas. Man tvirta, man ramu, man aišku. Aš einu, žinau, kur aš einu, žinau, ką aš darau. Ir tai labai susijęs su ta pačia veikla, nes vyrui yra labai svarbu, nes vyras per veiklą save pirmiausiai realizuoja ir tai yra, nu, svarbu buvo man. Ir man tokia atsirado vidinė ramybė, nors aplinkui griūna viskas, kaip ir kažkokie uraganai, kažkas nepatenkintas, kažkur kažkokių įsipareigojimų galbūt neįvykdėjai, ar ne, o aš viduje ramiai žinau, ką aš statau. Išorėje nesimato, bet aš statau tos pamatus ir tas tvirtumo jausmas, kada statai pamatą, ant jo statosi, ant tvirto fundamento. Aš mėgaujuosi tuo visų procesu, verslo statymo procesu, mėgaujuosi tuo savo naujojo amplua, ne, darbu ir pagalba su žmonėm. Kada mes kalbėjome, kaip aš pasikeičiau verslus, tai aš prieš tai padėdavau verslams plėstis per franšizės modelį. Ir dabar mane kreipiasi ir dabar mes turim, sakau, pakvies verslo pietų, papietausim ir paanalizuosim tavo dalyką. Tai nėra, kad aš uždariau šitą parduotuvę. Bet aš toliau dirbu su žmonėm. Aš dirbu su pačiais verslininkais ir padedu jiem viduje. Kai trumpai manęs klausia, tai ką tu darai, aš sakau, gydau galvas. Tai toks jisai, grubus labai pasakymas ir toks galbūt nekorektiškas, bet realiai ir čia, kai susitvarkai, tada viskas aplinkui susitvarko. Tai arba darai kažką ne taip, arba darai tai, kas ne tavo. Pirmiausia, tai kiekvienas žmogus turi savo pašaukimą, jisai turi savo, nežinau, duomenis, ar ne? Jeigu esi labai labai aukštas ir labai, tai ir dar Lietuvoje gyveni, gali būti, kad, tau ne ofise reikia sėdėti. Tikėtina, kažkokiu gal netyčia sportu, pavyzdžiui, užsiimti. Mus taip išmokino, kad reikia rinktis tai, kas protinga, kur geras atlyginimas bus. Čia taip mano kartai. Ne? Galbūt dabar kitaip mokina ir aš kitaip mokinu, ne? Savo vaiką. Jau kitų dalykų, jau nėra taip, kad, žinai, kad, čia šitą naudinga, žinok, dabar jau kažką su IT mokykį, žinok, bus, čia, ne, piešk, jeigu nori. Tai grįžtant prie minties, kodėl jie savęs ten, aš manau, kad yra vidiniai parametrai, tie, kurie, tie vidiniai limitai. Aš grįžtu prie tos dėžutės, mes esam kaip softas ir tenais yra programos. Ir mes tos savo dėžutės sunku ir užeiti. Nes kaip veikia ta dėžutė? Yra ten, kur tu gali veikti ir čia tavo toks saugi zona, komforto zona. Ar ne? Bet tu čia turi savo limitus, nesvarbu, uždirbi 50, 60, 100 tūkstančių per metus. Kai tik tai nori padaryti kažką daugiau, ar ne? Kai tik tai užeini už tų savo rėmų, tenais iš karto įsijungia pamokos. Kokia gali būti pamoka? Kad pavyzdžiui, tu veiki savo dabar saugioj zonai, uždirbi, nesvarbu, 50 tūkstančių eurų per metus, 100. Ar ne? Ir tu tada, kaip ir norėčiau daugiau, bet kažkokios tokios staminos, žinai, norėčiau ir ką padaryti dėl to, kad norėtum. Aš ten biškį pabandžiau, bet man nepavyko.